Ankstų rytą saulė šypsos, vėl šilta diena. Jei ir tu nusišypsos, bus nuotaika gera. Tavo šypsena pakelės visus ir šiandieną stebuklinga mums vėl gera bus. Visi čia susirinkę, labas rytas. Sveiki mokinukai, mokytojos, mokytojai. Mamytės, tėveliai, močiutės, seneliai, mokyklos svečiai. Na, vasara prabėgo, dovanoja mums daug šiltų, šviesių, linksmų dienų. Atėjo rudenėlis ir pačią pirmą mokslo metų dieną mums jisai sako, ruduo, teks dirbti rimtai. Tai šiandien mes tam ir susirinkome, kad atšvęstume labai gražiai mokslo metų pradžią, o po to sugrįžtume į mokyklą ir pradėtume ilgus, bet labai prasmingus mokslo metus. Kaip ir dera visuomet, šventę pradedame Lietuvos valstybės himnu. Tad tie, kas dar turi laisvą ranką, rankytę ant širdies ir visi drauge sugiedame. Lietuva tėvynė mūsų, tu didvyrių žemė, iš praeities tavo sūnus, te stiprybę semia. Visus susirinkusiuosius, visus grįžusius po atostogų, visus naujai susirinkusius mūsų mažuosius mokinukus, na ir mūsų darbuotojus, kurie slepiasi po skėčiais. Man atrodo, mes turėtume pasveikinti linksmą dainą mokyklos himnu. Taigi, vaikai, sudainuokime visi kartu mokyklos himną. Globėjų. Matau tik tai būrijų pagalbininkų, šaunųjų šokėjų ir dainininkų. Štai, pažiūrėkite, mus palydėti į kelionę po mokslo ir žinių šalį atvyko stebuklinga šalies valdovės. Knygų fėja, spalvų fėja, šokių fėja ir muzikos fėja. Gerosios fėjos, taigi jūs dabar mum ir papasakokite apie tą stebuklingąją mokslo ir žinių šalį. Kokia ta šalis? Toje šalyje stebuklai gyvena ir buria vaikelių tau nuostabę dalią. Ten knygos istorijas nuostabę seka, pasakų upės lėtai ten teka. Ar lietus, ar vėjas, ar giedras oras, valso žingsniu ten sukasi poros. Raidės ir skaičiai tenai klajoja, natos ir žodžiai tenai dainuoja. Ankstų rytą saulė šypsos, vėl šilta diena. Jei ir tu nusišypsos, bus nuotaika gera. Tavo šypsena pakelės visus ir šiandieną stebuklinga mums vėl gera bus. Ir šiandieną stebuklinga mums vėl gera bus. Tenai toli, toli tenai. Girdisi vaikų balsai. Atsistok ir paplok ir linksmai nusišypsok. Muzika tai pasaulis, kuriame aš gyvenu. Muzika tai kelias į kiekvieno žmogaus širdį. Mielosios natelės, pasakykite, o kas jums yra muzika? Muzika tai jausmai, muzika tai tyla su garsais. Muzika tai ko tu nematai, bet gali pajusti.
Muzika tai prisilietimas prie kažko trapaus. Muzika tai, ko reikia, kai būna liūdna. Muzika tai, ko tu niekada nepasakysi žodžiais. Muzika tai, be ko aš negaliu gyventi. Muzika tai mes. Muzika tai visas pasaulis. Bet pasaulis ne vien tik muzika. Pasaulyje yra ir daug spalvų. Ir aš jūs vesiu į spalvų pasaulį. Ir mes pasiramstydami pieštukais, teptukais keliausime per spalvų šalį spalvotomis pėdutėmis. Žinau, kad spalvų šalyje viešpatauja geroji kūrybos dvasia. Jis skleidžiasi mūsų širdyje, jei tik išdrįstame patikėti paprastais stebuklais. Vaikai, ar jūs tikite stebuklais? Lydėsiu jūs į šokio šalį, toje šaly kiekvienas šokti gali. Jūs patikėkit, vos tik muzika užgroja, polkos ritmu kilnojas pačios kojos. Mano šalyje šokis, harmonija ir plastika. Kažkas besiskleidžiantis už erdvės ir laiko ribos. Mano šalyje galimybė susipažinti su pačiu savimi.
supažindinti jūs su knygos fėja, visų vaikų nuoširdžia padėjėja. Mes į knygų šalį jūs pakviesti atskubėjom. Vaikai, šioje šalyje didžioji skaitymo šventė vyksta kiekvieną dieną. Vaikai čia patiria stebuklingą skaitymo džiaugsmą. Aš jums linkiu ypač pirmokams, kad knygos jums taptų svarbios. O ko knygiuk palinkėsi tu? Kaip nuostabu yra skaityti ir pamatyti, kasgi vyksta, kada raidelės tampa žodžiais, o žodžiai knygomis pavirsta. Skaitykim, džiaugsmą ir paguodą, gera knyga pasauliui duoda. Kojos tinka takeliu, rankas kelias tarp žolių, vis arčiau mokyklos. Smilų miško keliai daug, už kalną labanalų, vis arčiau mokyklos. Mokyklos, o paskui lašai lietučio, ant kuprinės lyg zuikučiai, straksi šokinėja, beje varš. Prašysiu direktorės juos pristatyti. Jūs pasveikinti atvyko Kauno miesto tarybos narys Povilas Mačiulis. Labadiena, gal tiksliau labas rytas. Po vasaros sunku atsikelti taip anksti, ar ne? Ne, nesunku, tai labai gerai. Na, iš tikrųjų, su šita mokykla kažkas kitaip. Nežinau kas. Kodėl jinai tokia gera, kodėl čia niekada netelpa vaikai? Na gerai, iš tikrųjų žinau, tą žinote ir jūs. Tik todėl, kad čia dirba pats geriausias kolektyvas Kauno mieste. Taigi paplokime šiems mokytojams, šiai vadovai ir palinkėkime gerų metų. Pastebėjau, kad darbe jau dirbame su kolegomis. Universitete mokomės su bendrakursiais, o tik mokykloje šalia jūsų esantis klasiokai išlieka draugais visą gyvenimą. Tai branginkite juos, branginkite savo mokyklą. Na ir pabaigai, kadangi krepšinio karštinė kiekvieną rugsėjį prasideda Lietuvoje, neišimtis ir šis rugsėjis, tai kad nesėdėtume išvertę pilvų prie televizorių ir sirgtume už Lietuvos komandą, kviečiu rugsėjo 14 dieną į Laisvės alėją, kur vyks 3x3 krepšinio turnyras. Žiūriu į direktorę ir tikiuosi, kad šios mokyklos komanda registruosis. O kad taip tikrai būtų, įteikiu turnyro marškinėlius direktoriai. Dėkojame labai. Sveiki vaikai. Policijos bendruomenės vardu norime pasveikinti moksleivius jaunuosius, tėvelius bei be abejo mokytojus. Linkime gerų sėkmingų metų, gerų pasiekimų. O pirmokėliams norėtume palinkėti, kad būtume matomi ne tik mokykloje, bet už jos ribų. Linkiu saugių mokslo metų. Ačiū. Dėkojame svečiui. Na, o į mokyklą mes įpratome žengti geltonųjų plytų keliu. O čia šitoje vietoje sustosiu. Andrius prieš 16 metų žengė šituo keliu. Tai buvo paskutinieji jo metai, vadinasi, prieš 20 metų pirmąsyk čia žengė. Tai mūsų mokinys, mes irgi jūsų laukiam, vaikai, užaugusių, ateinančių dirbti mokyklą. Tad Andrius Macijauskas. Taip, mokyklos vyr-buhalterė, Jolita. Gimnastikos trenerė, Regvita. futbolo treneris, Aurinas. stalo teniso treneris, Aleksandras. Matot, o šalia jūsų dar stovi ir šaunosios mūsų pradinių klasių mokytojos. Tad visas būrys mokytojų yra. Mano pagalbininkė Lieputė, prieš žengiant geltonų plytų keliu, noriu palinkėti jums, vaikai. Ką Lieputė palinkėsi?
Jei nori tu iš tikro pasiekt svajonę savo, geltonas kelias veda, keliaut ir nugalėt. Daug mielas draugė ranka, kartu smagiau keliauti, kartu kliūtis įveiksim, kol kelias pasibaigs. Taigi skambant muzikai, mes kviečiame prie geltonų plytų kelio pirmąją aktą. Kviečiame žengti. Paplokim pirmokėlę, vieną tokėlę drąsus. Drąsiau pirmokėliai, žengite. Paskui šitas gražias vėjas. Keliauja pirmoje klasė. Linkime sėkmingų mokslo metų. Iš paskos žengia pirmoji B klasė. Iš šios klasės fėjos. Asta Baronaitė, ir šokių mokytoja. Šokio fėja Inesa. Drąsiau, pirmokai, drąsiau keliaukime. Geltonų plytų keliu. Iš paskos seka pirmoji C klasė. Kviečiame pirmąją C klasę ir jų fėją Astą Buckiūnienę bei muzikos fėją Eglę. Veskite vaikus į mokslą ir žinių šalį. Drąsiai eikite ir nesistokite. Paplokim pirmokam. Va, kokie jie drąsūs. Susikaupę. Na, o antrokam jau šitas kelias pažįstamas. Antroje klasė ir jų fėja Sonata veda vaikučius, kurių laukia šviesti klasė ir vadovėliai. Toliau žengia pirmoji B klasė ir mokytoja Jurgita. Drąsiau vaikai, drąsiau jūs jau pažįstat šitą kelią. Pirmoji B klasė žygioja geltonų plytų keliu. Na, aš jau matau antrąją C klasę. Ir jų fėja Natalija Bankauskaitė. Štai kokie drąsūs ir nusiteikę rimtai mokytis. Kviečiame prie geltonų plytų kelio trečiokus trečiąją A klasę ir jų mokytoja fėja Sandra. Linkime jums sėkmės vaikai. Sėkmės ir geros nuotaikos. Ir trečioji B klasė. Bei jų mokytoja fėja Rima. Sveikinam vaikai, jūs tokie išaugę. Ketvirtokai paskutinį kartą žengia geltonų plytų keliu ketvirtoje klasė ir jų mokytoja fėja Vita. Ketvirtoji B klasė ir jų mokytoja fėja Vita. Gerų metų. Na ir ketvirtoji C klasė ir jų fėja mokytoja Rita. Paštikime čirtelės virpa. Bet tikiu, kad labai norite į mokyklą sėsti į suolą, prisiminti, ko mokėtės, atsiversti naujus vadovėlius. Taigi linkime jums sėkmingų, džiugių
linksmų naujų mokslo metų. Na, tuo geltonų plytų keliu. Prašom prisijungti prie mūsų. Draugus pažinsi, kur smaragdai žėri. Reikia proto šiaudinė kaliausė. Nori būti drąsus, bailusis liūdnas.